Nerašinėjau. Na ką, šiandien pirmą dieną kaip fūristo darbas. 3 metrai ant C kategorijos, neseniai sulaikiau CE. Vakar pirmą dieną važiavau su instruktorium, tai jis padėjo man tos priekabos pastatymus, reversing, kaip sakyt, apkulinį vairavimą. Šiandien važiuoju vienas. Nežinau, kelnes kažko prisipildė, nervai baigė išvesti iš proto. Matysim. Žiūrėsim, duosim žinot, kaip man čia sekėsi šiandien. Prisikabinti nieko tokio, vairuoti nieko tokio, bet va, apkulinis vairavimas tai jau iššūkis. Laikykis įgi, gal kaip nors. Na ką, atvažiavau į Tilburį Amazonės LCY čia, pasimti priekabos. Žiūrėsim. Va, privažiuosim prie Gatehouse. Apsaugos, ar kaip čia lietuviškai pasakyti, žodžiu, patikrins dokumentus, paklaus koks mano numeris ir pasakys, kur važiuot, ką pasimt. Pirmas etapas. Vienu žodžiu, atvažiavau į Romfordo kantinę dabar. Parkavausi milijoną metų. Šiaip ne taip prisiparkavau, tai buvo kažkoks košmaras. Parkavausi belikiek. Vienu žodžiu, sukinėjau beliką, dariau beliką, kažkaip tai netyčia pataikiau idėjų. Vienu žodžiu, tragedija, dabar važiuosiu į kitą sandėlį. Čia tai nors nebuvo nei vieno lorio daugiau, tai nei vienos fūros, tai ačiū Dievui. Ir žmonės tokie, kaip sakyt, mandagus. O ten, kai papulsim kokių senų vairuotojų, tai jau čia bus, sakys vaikelį, gal tu eik pamiegot. Nu ką, kelionė tęsiasi, istorija tęsiasi. Kągi, antroji vietoje numečiau priekabą. Šitą kartą išėjo biškį geriau. Greičiau, geriau ir ne taip baisiai kaip ten pirmą kartą. Gal po kokios poros savaičių, mėnesio, gal jau pradėsiu parkuotis normaliai. Važiuosim toliau, atvažiuosiu čia už poros valandų pasiimt priekabos, važiuosiu kitur. Duok Dieve, nereiks man vėl vart kaip pirmą kartą. Siaubas. Nu ką, pirma naktis savarankiškai baigta. Vienu žodžiu, profas praktiškai sapnuose, kažkur maždaug 20-dalis ar 50-dalis. Nieko, šiaip praėjo, buvau stresavau, bet nieko, praėjo normaliai palyginus. Pirmas parkavimas tragiškas, antras biškį geriau, trečias pūstragiškis. Vienu žodžiu kažkoks irgi toks, nei du, nei vienas. Ketvirtas jau neblogai. Vienu žodžiu, taip, galima sakyti, per kokius mėnesį 2 būsiu pusė profesionalo. Svarbiausia, kaip nekeista, šią naktis praėjo visai gerai, nei miego traukė, nei nieko. Vienu žodžiu, nors miegojau 5 valandas prieš tai visai cool. Iki.